Po staigių orų permainų žemdirbiams norisi griebtis už galvų. Kas bus su pasėliais ir kaip suspėti atlikti visus darbus. Bendrovės agrokoncernas mokslininkai lengvos gegužės nežada. Patarė stebėti, daryti išvadas ir nuosekliai dirbti. Ką rodo dabar pasėlių būklė po tų poros savaičių tokių ekstremalių sąlygų? Iš tikrųjų, ekstremalios sąlygos buvo labai stiprios. Mes visi balandžio pradžioje džiaugiamės atėjusią vasarą, kai temperatūra buvo virš 20, bet iš tikrųjų tai buvo iššūkis augalams. Nes per trumpą kelių dienų laiką augalai perėjo per kelis tarpsnius. Antras, aišku, iššūkis buvo tai, kad po tų kelių dienų karštų stojo labai šaltas oras, įsivyravo lietingas periodas. Augimo pristabdymas, kaip ir buvo geras ženklas, tai kad pradėjo augalai patys, bet jie negalėjo įsisavinti maisto medžiagų. Pavyzdžiui, daugiau maitinosi antžeminio augalo dalim, ne požeminio augalo dalim. Balandžio paskutinėmis dienomis sulaukus šilumos situacija labai pasikeitė. Kai augalai puikiai vystosi ir auga, taip pat yra labai geros sąlygos ir kenksmingų organizmų vystymuisi. Tai ir piktžolės sparčiau pradėjo dygti, lygos pradėjo labiau intensyviau plisti ant lapų naujų, kenkėjų antplūdžiai. Tai iš tikrųjų labai turėjom priimti daug sprendimų, technologinių sprendimų per labai trumpą laiką. Kurie regionai patyrė daugiausiai iššūkių, kuriems sunkiausia bus įeiti į vėžes? Tai manyčiau, kad pietinėse regionuose buvo labai didelis iššūkis sukontroliuoti javų augimą, nes būtent tada per staigų atšilimą javai labai greitai augo per augimo fazes, jos keitėsi ir lygiai taip pat rapsai dabar jau pradeda žydėti. O jie pradeda žydėti vėlgi nepadarius daugybės maitinamųjų darbų ir kitų. Tai pietuose yra vieni tokie iššūkiai ir pietuose tie pastypę augalai ypatingai bus jautresni naktiniam šalnoms. O šiaurės Lietuvoje, tai ten ūkininkai turi ilgesnį langą darbam ir tikrai pastebėm, kad yra lengviau viską sukontroliuoti. Nepaisant to, šiaurės Lietuva gavo didesnę sniego dangą, ir ten matom didesnį tiek javų, tiek rapsų palaužimą. Kaip augalų veislės reagavo į tos iššūkius? Faktas, kad veislės labai yra svarbu. Turim elektrą tokią greitai augančią labai pavasarį veislę kviečių, tai ją sureguliuoti buvo ypatingai sunku, kai tuo tarpu vėliau augančius veislės reguliuoti buvo kur kas paprasčiau. Seniai auginamos veislės kaip Artist, kaip Euforija, tokių problemų visai neturi, bent jau nematėm, negirdėjom. Ir jos atrodo pakankamai neblogai, net ir prie tų žemesnių temperatūrų ar net sniego dangos. Tų javų nesuguldė. Arnas Radzevičius pastebėjo, kad šiemet pasėliai tankus yra didesnė rizika išgulti. Dėl to reikia nepersistengti tręšiant azotinėmis trąšomis, taip pat nepamiršti augimo reguliatorių. Kaip reikėtų jiems pagelbėti atsigauti, kad jie vis dėlto dar sukauptų ir užaugintų tą potencialą, kurį galbūt yra išlaikę? Visų pirma, mityba, maitinimas per lapus, naudojant produktus, kurie turi ir amino rūgščių, taip pat produktai, biostimuliantai, kurie būtent labai gerai padeda auginti ląsteles, atsigauti augalams, taip pat apsauga būtina nuo ligų, kenkėjų, piktžolių ir aišku, turime kiekvienas įvertinti savo pasėlį. Įvertinti, koks yra augalų tarpsnis, nes per visą Lietuvą yra tikrai skirtingi laukai, pasėliai, kuriuose skiriasi labai augimo tarpsniai. Būtina apsauga rapsų, pagrindinė apsauga yra nuo sklerotinio puvinio, nuo ankštarinių kenkėjų. Šiemet kenkėjų tikrai labai daug, pastebėjo visi, kad ir labai žaidinukų paplitimas ir intensyvumas buvo stiprus. Kviečiuose, jeigu įmant, tai būtina apsaugoti vėliavinį lapą, labai svarbu, o lygos šiemet labai intensyviai plinta ir jų tikrai yra labai daug. Šylantis klimatas išbalansuoja gamtos reiškinius. Stoja ilgos sausros ar lietingi periodai, randasi ekstremalūs temperatūrų svyravimai. Atlikdami įvairius tyrimus inovacijų centre, iš tikrųjų ieškome sprendimų iškirsti kelią nepalankiomis sąlygoms, kad kai augalai auga. Ir būtent yra pastovūs tyrimai, yra numatyti tyrimai, bet susidarius tam tikrai situacijai atsiranda įvairūs tyrimai
ekstra tyrimai, kuriuos mes taip pat atlikdami matome jų naudą, svarbą ir aišku efektyvumą. Ūkininkam turbūt vienas iš didžiausių galvos skausmų, kiek kainuos užauginti derlių. Ar yra kokia nors galimybė sutaupyti? Nėra metų, kada sutaupyti neišeitų. Tik tais, kad pavyktų sutaupyti, pirmą turim gerai žinoti žaidimo taisyklės, kuriame esam. Tai tie, kas išmano žemės ūkį ilgiau čia, kas tikrai turi gerą sukauptą patirtį ir gali efektyviai panaudoti įvairius dalykus laukuose, tai tiek augalų apsaugos priemonės, tiek trąšas, tiek adaptuoti įvairias technologijas prie veislių ir ten iš tikrųjų atsiranda tie sutaupimo taškai. Ir galiu pasidžiaugti, kad šiemet tie resursai jau kaip ir atėjo į protą ir galim tikrai skaičiuoti gan efektyvų ekonomiškai derlių. Kokie yra svarbiausi faktoriai, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį ūkininkai, augindami derlių ir ruošdamiesi jau jį realizuoti? Na, žinoma, vienas svarbiausių faktorių yra derlius, kuris generuoja pajamas. Taip pat antras labai svarbus faktorius kokybė, trečiasis, aišku, rizikų valdymas. Tai jeigu apie derlių labai plačiai nesiplečiant, kalbant apie kokybę, tai labai svarbu išlaikyti lietuviškų grūdų kokybę, kas per pastaruosius kelerius metus buvo šiek tiek prarasta, būtent dėl aukštų energetikos kainų buvo sukilę trąšų kainos, ko pasėkojo ūkininkai gan ribotai investavo į pasėlius. Kalbant jeigu apie kviečius, tai pavyzdžiui, baltymai, ar ne, tai mes turėtume auginti neprastesnius kaip 12,5 arba lietuvišką antrą klasę, 13,5 grūdus, kurie mums leistų konkuruoti ne tik tais tarptautiniuose tenderiuose, tačiau ir konkrečiuose Afrikos malūnuose, kuriem svarbi grūdų kokybė ir jų pridėtinė vertė. Kaip žinia, visada norisi parduoti brangiau. Tačiau Tomas Urbonas pataria pirmiau skaičiuoti savikainą, tada ieškoti optimalaus pardavimo varianto. Geriausia strategija būtų dalinti riziką ir parduoti dalimis. Pakilus kažkokiam susiklošius rinkoje situacijai, kai šoktelna kaina, dalį derliaus užfiksuoti, vėl kažkokiai situacijai pasikeitus, vėl pasinaudoti. Kitaip tariant, rinka šiandien yra globali ir įtakojama gan daug fondų ir būna tų pašokimų sezono metu ne vienas, kurio galima pasinaudoti. Bent jau per 3-5 kartus pardavinėjant grūdus galima tada gauti stabilę, galbūt ne aukščiausią, bet labai stabilę kainą. Kas turėtų parodyti, kad jau šitą kainą reiktų užfiksuoti? Na, pirmiausia, turbūt labai svarbu žinoti savo ūkyje kiekvieno ploto ir kiekvienos kultūros savikainą. Tai yra turbūt faktorius, į kurį turėtum atsiremti kiekvienas augintojas. Tai reiškia, žinant savo kiekvienos kultūros savikainą, galima spręsti, kada yra tas lūžio taškas, kada jau apsimoka pardavinėti. Svarbu stebėti didžiausių pasaulio eksportuotojų, tokių kaip Rusija, sakykime, ta pati Amerika ir taip toliau situacija, kas ten dedasi su pasėliais, su orais. Ūkininkai susiduria ne tik tai su tomis rizikomis, kurios susijusios su pasėlių priežiūra, gamtos sąlygomis turbūt, bet yra ir kitų, tai ir partneriai, ir saugojimo specifika. Saugant kviečius galima pažeisti juos neventiliuojant arba, kitaip tariant, nepermetinėjam liaudiškai mes vadinam. Tai vadinamas savaiminio kaitimo pažeidimas. Su rapsu būna problemų, kad jeigu nežino, talpų labai daugėja Lietuvoje, gal ne tiek labai, bet daugėja, ir ūkiai neturi tiek žinių, kai kurie arba neturi žmonių, kurie supranta, kaip reikėtų išdžiovinti teisingai arba saugot. Ir dėl to padaro klaidų arba sudegina rapsą, vėlgi savaime kaistant. Dar vienas faktorius, į kurį reiktų atkreipti ūkininkams dėmesį, tai į pasėlių draudimą. Tokiu būdu apsaugome savo pajamas ir derlių, kad jeigu bent jau gamta iškrės kažkokią išdaigą, mes neprarasim pajamų. Ūkininkai susivilioja galbūt siūlomomis didesnėmis kainomis, parduoda partneriams, kurie vėliau ir neatsiskaito ir iš vis dingsta iš rinkos. Ūkininkams patarčiau rinktis patikimą partnerį, kuris turi sukaupęs kapitalo ir nepabėgs, kaip sakant, liaudiškai į krūmus, nes ir pastarosiomis dienomis teko išgirsti, kad viena iš kompanijų
iškeltą bankroto bylą iš mažesnių, kurios irgi lyg ir davė tuos kelis euriukus daugiau, tačiau šiai dienai ūkininkas lieka be pajamų. Šį sezoną agrokoncerno renginiuose ypač didelis dėmesys bus skiriamas regionams. Lauko dienų planuojam labai daug, būtent gegužės mėnesį, birželio pradžioje, o birželio 18-20 dienom kviesim visus į mūsų didžiąją lauko dieną ateities ūkyje, kur turim ir bandymam laukelių prisėję, kur yra ir naujo projekto startas ir pradžia, ateities ūkio pradžia, nes 2 metus mes ten darėm tikrai nemažai darbų ir rekonstrukcijų ir naujos įrangos pirkom. Tai labai norim parodyti žmonėm, ką vis dėlto galima padaryti per tokį trumpą laiką, kada dedikuoji save ir tą kryptimį eini. Gegužę prasidedančios lauko dienos tęsis beveik iki birželio vidurio. Tad stebint agrokoncerno naujienlaiškį, bendraujant su bendrovės konsultantais, informacijos apie jų laiką ir vietą netruks.